Ir čia turiu visai smagų iš tikrųjų pasiūlymą paskambinti tokiai merginai vardu Reda. Reda. Do you see, Džabani? Praėjusiais metais pabaigė universitetą lietuvių filologiją, dabar dirba Tele2, keičia darbus kaip kojines ir nes jai viskas nusibosta. Tele2 kol kas jai patinka. Norėčiau, kad paskambintumėt ir pasakytumėt, kad skambina jos bendradarbis, kuris ją įsimylėjo ir nori pakviesti nueiti į pasimatymą. Tai jis pasakys viršininkams, jį blogai dirba, jeigu ne jis. UK. Taip. Akvilė, ar ne? Gal aš sužaiskim tokį žaidimuką, kokias nors užduotis galim pasidaryti, ar ne? Ką reikia pasakyti pokalbio metu. Nebūtina gal paklausti. Tai turėtų galbūt šiek tiek susijęs su mergina, kad būtų įdomiau. Tai gal paklausti, ką pasakyti? Paklausti. 852411010. Mūsų telefono linija visą laiką atidaryta, jeigu turit kažkokių tai siūlymų. Jonas, iš tavęs lauksiu siūlymo. Tu su ja kalbėdamas turi užduoti klausimą. Taip. Ar jie mėnesinių metu naudoja paketus ar tuos, kuris, žiuželius tuos? Tamponus ar paketus? Taip. Žiuželis. Fitilius. Pitardas. Pitardas kiša ir užsidega. Taip, kitas klausimas turėtų būti. Palauk, neįsiplės. Turim čia po vieną. Alio. Sveiki. Labas, kuo tu vardu? Vita. Iš kur esi? Ai, tu iš Vilniaus. Panašiai. Žinau. Kokį norėtum klausimą išgirsti iš Orlando, kad jis užduotų merginai, kuri dirba tokiam darbe? Kokiam darbe? Ji yra operatorė. Atsiliepia telefonu visada nurodinėja, kaip elgtis ir panašiai. Kokį masturbatorių geriausia pirkti? Masturbatorių, tai vibratorių? Jo. O tu pati turi? Ne. Niekada negalvojai įsigyti? Mąsčiau. Mąstei, ar ne? Kiek tu metų? 18. Tai dar šiek tiek ankstokas to vibratorių. Jo. Tai todėl turbūt ir neturi. O tu turi Tai vaikiną? lieka tai paslaptim. Ar tu turi vaikiną? Dabar ne. Dabar ne. Bet turėjai, ar ne? Turėjau. O rimti santykiai jūs ėjo? Turėjau. Debilas išvažiavo į Angliją. Ant kiek rimti? Būtų gerai, jeigu būtų išvažiavęs. O ant kiek rimti santykiai jūs ėjo? Kaip čia pasakius? Savaitgalio? Ne, daugiau, žymiai daugiau. Daugiau, ar ne? Eidavot į kiną kartu? Ką? Į kiną eidavot kartu? Eidavom. Gerai. Gerai, Zita, tai mes paklausim tavo klausimą. Ačiū už pastangas. Iki. Iki. Dar vieno klausimo reikėtų. Jeigu skambina, tai 852411010 galėtumėt užduoti. Tai gal 2 užteks ar 3 reikia? Nu, ką žinau, tai. Davai, varom po maksimumu. Tu gal baisu galvojęs kažką? Pas mane visi tokie kažkokie, žinai, reitinginiai. Iškrypeliški. Reitinginiai, kaip sakau. O žmogiško kažką paklaus. Nu, tiesiog tokio paprasto. Kaip tavo lūpdažis toksai. Ko tokio galima gražaus mergaitės paklausti, bet jie atsakys paprastai. Reikia kažko tokio, kad sarmata būtų paklausti. Nemalonu, kad būtų, žinai. Užteks 2, Orlandai, aš kol kas nesugalvoju. Gerai, užtenka 2. Tada skambinam Redai. Paskambink man Vakare. Paskambink man ilgiau mažutį. Mane aprašiusiu, kai vibruoja mobilka, kaip vibruoja jis mano Lūkė. Patildik foną. Zutei. I love you. I love you so much. Kur. Alio. O, labas. Labas. Kaip sekasi? Gerai. Ką veiki? Nieko neveikiau. Mes tai nepažįstami, nes man kažkaip nedrąsu ir nejauku prieiti prie tavęs darbe, todėl skambinu tau vakare. Ar tu nieko prieš? O kas čia man skambina? Nu, mes teoriškai su tavimi esam bendradarbiai. O konkrečiau?
Nu, konkrečiau dirbam ten pat. Kur ten pat? Tele2. Taip, Aš ir labai koks blogai tave sauna. girdžiu iš tikrųjų. Blogai? Jo, man kažkas aidė atgal. Tai kodėl aš nežinau, man numeris skambinė? Aš žinau, tai galima tai pasidaryti, o tu taip nepasidarius savo? Ne, taip nepasidarys, nes nieko neslepiu savo numerį. Nu, man kažkaip nejauku iš tikrųjų pasiskambinti, aš toksai kaip žinai. Aišku. Ką veiki? Nu, man nieko, nes negrįžau namo. Supratau. Kaip tau sekasi pas mus dirbti? Na, neblogai, jau po truputį įsivažiuoju, ko toliau to geriau. Smagu, smagu. Gaila, kad tu taip vėlai iš tikrųjų atėjai į mūsų darbą. Buvo labai smagus įmonės kalėdinis balius. Tai dabar bus pas mus penktadienį krikštynų balius. Nu šitas tai jo, bet žinai, čia tik tai jūsų bus. Nu tai dabargi bus kitos kalėdos, kitais metais. Planuoji tiek ilgai išbūti? Gal? Nu, Kasgi belieka. Aš tave rekomenduosiu iš tikrųjų kaip geranorišką, draugišką darbuotoją. Aha, gerai, malonu. O iš O kur... tai kas šis skambina, norėčiau konkrečiau, iš tiesų žinoti, ko kalbu. Nežinau, tau mano vardas ar ką pasakys. Artūras aš esu. Artūras? Nu nieko iš tiesų vardas nesako. Nu jo. Aš iš IT skyriaus iš tikrųjų. Aha, Jo. tai nežinau. Bet 6 metus aš jau dirbu. Tai turėjau stažą neblogą. Nu yra. Seniai. Kažkaip aš čia prigijau, nes darydavom anksčiau application žaidimų, tai mane taip ir paliko čia. Taip. Reikia. Žinai, darydavom visokius keistus ten žaidimus. Bet tokius ale suaugusiems reikėdavo, žinai. Aha. Šiaip, iš tikrųjų, tai aš norėjau tai paklausti, žinai, gal nemandagu būtų, o tu vaikiną turi? Taip turiu. Turi, ar ne? Jo. O jūs seniai draugaujat, bet tu nesusižadėjus? Ar neištekėjus? Nesusižadėjus, bet įsipareigojus. Bet įsipareigojus. Kaip gražiai tai skamba iš tikrųjų. Tai reiškia, tau siųsti gėlių net ir elektroniniu paštu negalima, ar ne? Ale, kodėlgi ne elektroniniu paštu galima? O tikrų gėlių? Tikrų gėlių taip pat aš mėgstu, na tiesiog nebent draugiškus santykius galėčiau palaikyti. Nu, aš draugiškas, aš nepiktybiškas. Aha. Galima... Ne, tai draugais aišku galim būti. Nu, smagu. O tai iš kur tu mano numerį gavai? Oi, žinok, aš viską tavo, visus duomenis galiu pažiūrėti iš tikrųjų. Aha. Jo, nes aš turiu prieimą prie starčių. Ai, tai dabar viską matai. Jo. O kada tavo gimtadienis yra? Pasakyk man. Mano rugsėjo mėnesį gimtadienis. Ko norėtum dovanų? Oi, nežinau, dar negreitas gimtadienis, dar nežinau. Jeigu aš padovanočiau tau, pavyzdžiui, pas mus yra tokia tradicija darbe, nežinau, pasakoja mergaitės, dovanoti vibratorius. Nu, nepasakoja tokios tradicijos niekas. Rimtai. Įžulus pokštas, o vyram dovanoja pripučiamas lėlės. Taigi, siūlau tau iš karto pasirinkti, kokį vibratorių norėtum. Spalvą pasirinkti. Tai gal dar ankstokas, sakyčiau. O koks geriausias yra, kaip tu galvoji? Na, nežinau, nes nesinaudoju iš tiesų. Tai ir nereikia, taigi čia yra juokinga pramoga. Nu, tai kai jau gimtadienis bus arti, tad dar pasakysiu, gerai? Mes tokiam Žilvinui iš jūsų skyriaus padovanojom kažkada juodaodę pripučiamą moterį. Jam patiko? Nu ką žinau, jis nesakė mums, nepasakojo. Naudoja pagal paskirtį. Oi, ne, tokių dalykų tai neatskleidžia. Pas mus, kaip tu spėjai pastebėti, yra pakankamai santūrus ofisas. O tu sportuoji kažkur? Ne, nesportuoju. Sportuoji, tu žinoj, kad mūsų darbuotojai turi nuolaidą sporto klube? Jo, ten kažkam Victoria Gym. Girdėjau, kad kalbėjo, bet nieko iš tiesų išsamiau tai nepasakoja. Tai kokia ten ta nuolaida yra? Ten gera, žinok, ten gaunasi, kad mėnesis 99 litai gal gaunasi. Ir gali eiti kada nori? Jo, ir savaitgalį irgi. Nu, gal ir nieko, nes girdėjau, kad ten kolegos kalbėjo, tai sako, ten nieko, tokia pramoga po darbą. Aš tai siūlau, žinok, mes tai einam iš tikrųjų ten sportuoti. Aš galėčiau tau parodyti, kaip teisingai daryti pratimus. Po darbo eini? Jo, reikia tenai paskui į baseiną galima eiti. Geras labai baseinas iš tikrųjų plaukimų, jeigu kažkas plaukia. Tik tai reikia atsargiai būna, moteris keistai ateina su tam savo šitais, kaip jos čia pavadinta, aš net nežinau, kaip būna ten su tais, su įklotais. Su maudimukais gal? Ne, su įklotais baisiais. Žinai, kaip būna matosi. Nu, tai ten tokie ateina, ne?
Nu, nesąmonė. O tu ką reikia naudoti, ką teisingai moteris naudoja? Įklotus ar tamponus? Koks skirtumas tarp jų? Tai būna ir tokių. O koks skirtumas tarp jų? Dabar aš to negalėčiau paaiškinti. Supratau. Internete pas tave, kadangi ten dirbi prie interneto, daug turėtum žinoti, kur ką ieškoti. Reda, bet visgi, aš manau, kad ta prasme draugiškai kalbant, ar galėčiau aš tave, Reda, rytoj pakviesti pietų? Gal ir ne. Oi, atsiprašau, kodėlgi ne, taip pasakyti, reiškiu. Galim? Bet man rytoj pietus 2 valandą, man atrodo. Puiku. Aš žinok, šalia ofiso gyvenu, tai jeigu tu pereitum per gatvę, atsidurtum pas mane namuose ir aš galėčiau pagaminti labai skanią vakarienę. Vakarienę Oi, per atsiprašau, pietus. Nežinau, iš tikrųjų tik pusvalandį rytai, nemanau, kad spėčiau. Galėčiau ir vakarienę, jeigu norėtum. Aha. Gal tiek to kitą kartą. Kodėl? Taip, po darbo aš jau namo noriu, ne kažkur vaikščioti vakarieniauti. Gal galėčiau rytoj ateiti susipažinti su tavimi, tu nieko prieš būtum. O kur tu ateitum susipažinti? Pas tave į darbo vietą tavo? Nu, gali ateiti, jeigu man gaila, jeigu nebus tuomet skambučių perkėlės ir toliau žodelį. Tu rūkai? Jo. Eisim gal kartu parūkyt? Nu, galėtum. Kokią pertraukėlę. Super, nuostabu. Nu tai gerai, tada rytoj tu man parašyk, geriau rašyk, nes atsiliepti tikrai darbo metu aš negalėsiu. Aš įsivaizduoju. Reda, o tu pažįsti tokią Akvilę? Kokią Akvilę? Nežinau, iš Anglijos tokią. Bartaševičiūtė? Aš nežinau jos pavardės. Bet jinai dabar Anglijai mokosi, taip? Nu jo, tai aš draugavau anksčiau su ją. Su to Akvilė? Jo. Tokia sakinukės, blondinė? Taip. Draugau, kada su ja draugavai? O tu manęs neatsimeni? Ne. Nu tikrai, pagalvok. Artūras vardas? Taip. Ir draugavai su Akvilė? Nu tikrai, kad Nu Akvilė kaip aš tokį turėjo. draugavau, aš atvažiuodavau pas ją naktį pasibaladoti tiesiog. O jinai iš Lazdynėlių su Akvilė? Jo. Nu nes aš šiaip tai labai gerai pažįstu, bet kad jinai tokį turi draugą Artūrą, tai pirmą kartą girdžiu. Jinai tau nepasakojo, kad aš labai gerai myliuosi? Nu ne, nepasakoja iš tiesų. Gal nori pabandyti? Ne, ačiū, gal tik to. O tai kada tu su ja čia draugavai? Ką žinau, prieš ją išvažiuojant čia. Tai čia jau prieš kelis metus, o tai kaip jūs ten susipažinot iš kur? Nu, mes tam pačiam iš tikrųjų univerė mokėmės. Kaune? Jo. Nu nieko, iš tiesų nepasaka. Nu, va dabar reiks prisijungti prie Facebooko, dai parašyti ir paklausti. Prisės prie Facebooko, parodys tau mane Facebook'e irgi. Gerai, supratau. Gerai. Tai Artūras tavo vardas, ja? Mano vardas Artūras. Jo, Ne, tai iš tikrųjų, Reda, tai mano vardas yra Rolandas. Rolandas? Jo, ir aš tau skambinu iš radijos stoties Zip FM. Zip FM. Labas, Reda. Akvilės užsakymu, Akvilė parašė mums laišką, kad sveiki. Norėčiau, kad išdurtumėt mano geriausią draugę. Ji praėjusiais metais pabaigė universitetą lietuvių filologiją. Dabar dirba ten ir jai viskas po truputį nusibosta, bet kol kas sakė, kad naujame darbe labai patinka. Norėčiau, kad paskambintumėte ir pasakytumėt jai, kad... Palauk. Dėl bendradarbių nori, kad perduomėm linkėjimus jai. Praskaidrinkit, sakė tau, nuotaiką. Nu jo, tikrai praskaidrino tą. Tai ačiū tau labai, Reda, už pokalbį. Buvo malonu. Tikiuosi tavo vaikinas nesupyks. Turi vaikiną visgi iš tikrųjų, ne? Turiu, dabar kaip tik šalia stovi ir juokiasi iš manęs. Bet tai va, linkėjimai jam tada. Ačiū tau už pokalbį. Gerai, ačiū. Čia.